Naujienų portalas lietuvosrytas.lt ir Domino teatras pristato muzikaliausią metų premjerą komediją Paskolinkite tenorą. Premjera nuo spalio 13 dienos visoje Lietuvoje. Daugybę apdovanojimų pelnęs ir visame pasaulyje įvertintas spektaklis su žymiausiais Lietuvos aktoriais. Informuoja Kauno diena. M1. Gyvenkime linksmiau. Oi, kritikai. O kur maestro? Jis mane vemia. O, gerai. Teoredore į kovą, Teoredor. Šitą kovą nugalėsi pripazar, tavo akis švindės. Ko palinkėčiau Domino teatrui? Toliau klestėt, kaip jis ir klesti. Visada smagus spektaklis. Tai yra toksai atsipalaidavimas, toks geras laisvo laiko praleidimas, kad į kiekvieną spektaklį eičiau turbūt. Nuostabus spektaklis, labai gera komedija. Puikiai, su gera nuotaika grįšiu namo dabar. Atleiskite mano vyrui, jis kvailokas! Marija, tu pats kvailokas! Tu kvailokas! Si stupido! Io non voglio parlare! Non voglio ascoltare! Zitto, basta, non si vuole, zitto, viskas! Užsičiaupk! Tito. Šitas bus, kai pabaigsiu. Aš tik tai noriu, kad jūs žinotumėt, kad aš niekada anksčiau nesu to dariusi. Nu? Ne. Bet tai nereiškia, kad aš gailiuosi. Ne Truputėlio. Nieko tokio, dėl to juk nereikia nusirengti. Ne? Nu, aš taip daryti daug kartų. Tito Merelį. Ačiū. Si, viskas. Dabar jūs turėti mano pavardę. Antam žinai? Amžinai? Si. Jūsų pavardė? Si. O, Tito! O, mama. Ir mane. Taip, aš manau, kad tokio žanro spektaklis jis negali nepatikti, vien dėl to, kad iš tikrųjų tu gauni tai, ką esi nusiteikęs ir ko esi atėjęs. O kūrinys visapusiškai puikiai atliktas pagal visus kanonus komedijos žanro, viskas yra. Sakau, puikiai atliktas, kalbėdama apie savo puikiai pažįstamą partnerių vaidybą ir Gabija buvo puikiai. Aš manau, kad tas galimybė naudoti akcentą svetimą spektaklyje duoda labai daug žavesio jam ir šarmo ir aš manau, kad visi žiūrovai tai vertino puikiai. Uždaryk. Dabar, nu. Tita, uždaryk. Pats gauda pilvas, be jokių. Tita, aš tave suremontuoti, aš tau Pats gauda pilvas, aš negalėsiu. Tito, paršas. Paršas. Tu turi mergaitę! Aš negaliu žiūrėti, Marija! Visas spektaklis žavus, lūpos jau čia žandai skauda, nes juoko buvo daug. Profesionalūs aktoriai, režisierius, pjesė, super. Pati pjesė labai gera yra, situacijų komedija ir sveikinu Domino teatrą. Ir pirmiausia noriu pasveikinti Deividą labai. Antrą kartą jisai dirbo tam teatre ir daktarė, reiškia, labai organiškas, reiškia, yra vaikinas. Tada jis pažiūrėjo manį, pasilenkė ir pabučiavo man pirštus. Pabučiavo pirštus? Per batelius? Rankų pirštus. Aš nežinau, turbūt tai daroma Italijoje. Žinoma, kad taip daroma Italijoje. Italai apskritai bučiuoja viską, kas juda. Labai gražus visų darbai. Aš manau, kad čia bus labai sėkmingas gyvas spektakliukas. Daugelį savo kolegų pamačiau visiškai tokioj, nežinau, naujoj šviesoje ar fainai kolegiškai mane nustebino.